Sveiki, šiandien bus 5 paskaita apie minkštų kontaktinių lęšių parinkimą. Su kontaktiniais lęšiais akys turėtų būti sveikos, gerai matyti, turėtų normalų akiplotį ir su kontaktiniais lęšiais akys turėtų būti saugios. Kaip tiriame pacientą, kai ateina kontaktinių lęšių? Pirmiausia, atliekame objektyvią refrakciją, parenkame akinius. Objektyvi refrakcija tai reiškia, kad mums nereikia paciento atsakymų. Ir objektyvią refrakciją ištiriame arba retinoskopu, čia dažniau daro daktarai vaikams, arba autorefraktometrija. Išmatuojame, kokia yra akies optika. Pliusinė, minusinė, ar yra astigmatizmo. Tačiau niekada vien pagal autorefraktometro parodymus neišrašome akinių ar kontaktinių lęšių stiprumų. Dėl to, turėdami jau objektyvius akies optikos duomenis, atliekame subjektyvią refrakciją. Ir subjektyvi refrakcija jau priklauso nuo to, ką žmogus mums sako. Geriau, blogiau mato, ar vienodai mato. Ir subjektyvi refrakcija patikslina objektyvios refrakcijos duomenis ir paciento atsakymas nulemia, kokius galutinius akinius ar kontaktinius lęšius išrašysime. Subjektyvią refrakciją atliekame arba foropteriu, arba bandomaisiais rėmeliais su bandomaisiais stikliukais. Ir pagal paciento atsakymus mes nusprendžiam, kokios stiprumo akinius ar kontaktinius lęšius jam parašyti. Kai jau turime akinių receptą, mums reikia perskaičiuoti į kontaktinių lęšių receptą. Ta reikia padaryti dėl to, kad kontaktiniai lęšiai dedami ant pačios akies, o akiniai yra nutolę nuo akies ragenos ir tas skirtumas 12-14 mm vadinamas back vertex distance arba vertex distance. Tai yra atstumas nuo ragenos iki užpakalinio akinių lęšių paviršiaus. Jisai dažniausiai būna 12-14 mm, bet tarkim, jeigu akiniai labai priglūdę prie akies, gali būti ir 10 mm. Standartiškai perskaičiavimas vyksta dažniausiai nuo akinių receptų į kontaktinių lęšių receptą, imant vertex distance 12. Kontaktinių lęšių reikia perskaičiavimą atlikti pagal vertex distance lenteles, tada, kai dioptrijos būna didesnės, virš plius ar minus 4 dioptrijų. Jeigu akinių stiprumas iki 4 plus minus dioptrijų, tai gali būti, kad akinių receptas ir kontaktinių lęšių receptas yra to paties stiprumo. Taigi, susumuojant, pirmiausia objektyvi refrakcija autorefraktometru, po to atliekama subjektyvi refrakcija foropteriu ar bandomaisiais rėmeliais, toliau perskaičiuojame vertex distance kontaktinių lęšių stiprumą iš akinių stiprumo ir turime jau kontaktinių lęšių receptą sferinį ar cilindrinį. Dar vienas parametras reikalingas kontaktiniuose lęšiuose, kurio nėra akiniuose, tai ragenos kreivumo pamatavimas ir kontaktinių lęšių bazinės kreivės parinkimas. Ragenos kreivumą išmatuojame keratometrijos būdu. Šiais laikais dažniausiai keratometrai jau yra integruoti į autorefraktometrus ir tas aparatas vadinasi autorefrakto keratometras. Ir viename lapelyje jūs gaunate atspausdintą tiek objektyvius refrakcijos duomenis, tiek keratometriją. Keratometrijos pamatavimas arba taip vadiname skaičiai K, jie išreiškiami milimetrais arba dioptrijomis. Ir keratometrijos pamatavimas vyksta ragenos gaubčiausio ir plokščiausio meridiano. Jeigu tai yra paprasti kontaktiniai lęšiai, minkšti kontaktiniai lęšiai, imamas gaubčiausio ir plokščiausio ragenos meridiano duomenų vidurkis ir tai skaičius K, pagal kurį parenkame kontaktinio lęšio bazinį kreivumą. Toliau, kontaktiniai lęšiai, kaip jau kalbėjome, turi užtikrinti pilną akies sveikatą. Taigi, užtikrinti gerą matymą, išsaugoti sveikatą ir lęšis turi būti patogus ir komfortiškas. Dėl to, prieš parenkant kontaktinius lęšius, perinant prie mokymo dalies pacientui, reikia įvertinti akies paviršių sveikatos būklę. Ar nėra kontraindikacijų kontaktinių lęšių nešioti. Priekinio akies segmento tyrimą atliekama plyšinė lempa arba biomikroskopu.
kai keičiant šviesos kritimo kampą į rageną, mes ištiriame ragenos, vokų, junginės, ašarų plėvelę būklę. Pirmiausia, žiūrim, ar akys neparaudusios, ant vokų kraštų nėra kokio šašų ar uždegiminių išskyrų, ar nėra ragenoje infiltratų, ir visą tai turime būtinai apžiūrėti, kad nepraleistume kokios būklės, prie kurios esant negalima nešioti kontaktinių lęšių. Aišku, kai kalbame apie patogų ir sėkmingą kontaktinių lęšių nešiojimą, visada turime atsiminti ir ašarų kiekį akyje. Dėl to reikia įvertinti, ar nėra sausos akies sindromo, nes tokiam naujam kontaktinių lęšių nešiotojui uždėjus kontaktinį lęšį, sausos akies sindromas tik pablogės. Dėl to visada, kai kalbame apie kontaktinius lęšius, turime nepaviršti ir ašarų. Kontaktinių lęšių nešiojimai būtina pakankamas ašarų kiekis akių paviršiuje ir ašarų plėvelė turi būti kokybiška, geros sudėties. Ašarų kokybė jau mes galime netiesiogiai pradėti įtarti, kad jinai bloga, atliekant autorefraktometriją, nes tada autorefraktometro ekrane matome padidintą akies vaizdą. Ir jeigu ašarų plėvelė greitai sutrūksta ir yra labai nestabili, jau matuojant ant ragenos išdidinto paviršiaus mes matome, kad ašarų plėvelė atsimerkus būna gera, paskui po kelių sekundžių sutrūksta ir žmogus dažnai mirksi, kad ašarų plėvelę atstatyti. Vienas iš kiekybinių tyrimų ašarų plėvelės, tai yra ašarų plėvelės įtrūkimo laikas, angliškai tear break up time, T-BUT arba BUT vadinamas, yra vienas dažniausiai ir greičiausiai atliekamų testų. Tai yra plyšinė lempa, stebime ašarų plėvelę, kol jinai sutrūksta. Sulašinus fluoresceino, tą plėvelę yra lengviau stebėti, galima stebėti ir be fluoresceino, bet tada reikia daugiau įgudimo žiūrėti plyšinę lempą. Ir tyrimas atliekamas taip, į akį įdedama fluoresceino lašelis, žmogus pamirksi, kad fluoresceinas pasiskirstų po visą akies paviršių, liepiame žmogui pamirksėti ir nustoti mirksėti. Ir stebime, kiek laiko ašarų plėvelė žmogui nemirksint būna stabili ant akies. Jeigu ašarų plėvelė pradeda įtrūkinėti jau mažiau negu per 10 sekundžių, reiškia, jau yra sausos akies sindromas, ašarų plėvelė nestabili, o jeigu ašarų plėvelė sutrūksta praėjus daugiau negu 10 sekundžių, tai ašarų kiekis yra normalus. Toliau dar ką tyrėme. Kontaktinių lęšių geram sėdėjimą ant akis, dar svarbu, kad lęšio diametras atitiktų tam tikrą ragenos diametrą. Tai dėl to pamatuojame ragenos diametrą milimetrais ir kontaktinio lęšio diametras turi būti toks, kad iš kiekvieno šono užeitų bent po 1 milimetrą už ragenos ribų ant skleros. Jeigu lęšis bus per mažo diametro, ragenos diametras didelis, o lęšis mažas, tada akiai mirksint kontaktinio lęšio kraštas judės per limbą ir toks lęšis nuolat jausis, kad sukelia dirginimą. Bus nepatogus. Dar, kalbant apie kontaktinių lęšių parinkimą, svarbu žinoti apie tokius dydžius kaip užpakalinės optinės zonos diametras arba užpakalinės centrinis optinis diametras. Šitie parametrai nurodo optikos dydį ir periferijoje esanti jau ne optinė zona, kur yra palaikomoji zona. Ir kuo didesnė optinė zona, tuo geriau eliminuoja visokius nereiškumus, duoda geresnį vaizdą. Tačiau čia priklauso nuo konkretaus lęšio dizaino. Šitie tikslesni parametrai dažniausiai reikalingi kietuose arba sudėtinguose kontaktiniuose lęšiuose. Tuose masiškai gaminamuose minkštuose kontaktiniuose lęšiuose šitas matmuo jau mums nėra labai svarbus, nes jisai būna padarytas toks, kad tiktų daugumai žmonių. Ką
Ką reiškia sferiniai kontaktiniai lęšiai? Tai truputį yra kitokia prasmė negu akinių lęšiuose. Sferinis kontaktinis lęšis reiškia, kad jis nėra sferinis, jo paviršius nėra sferinis, tai reiškia, kad lęšis centre yra gaubtesnis, periferijoje plokštesnis, bet pati ragena yra sferinės formos, centre gaubtesnė, periferijoje plokštesnė, todėl daugumą lęšių kontaktinių darome sferinio paviršiaus. Tada sumažėja šviesos iškreipimai ir būna geresnis matymas. Reikia atsiminti, kad kontaktinių lęšių stiprumas yra centrinėje zonoje, čia kaip matote šitoje skaidrėje raudonai apibrėžta, o periferinė zona yra tik palaikomoji, kad lęšis turėtų tam tikrą dydį ir formą. Sferinis minkštas kontaktinis lęšis kompensuoja astigmatizmą nedidelį iki 1 dioptrijos, tačiau didesnio astigmatizmo minkšti kontaktiniai lęšiai jau nekompensuoja. Dėl to, kad minkšti kontaktiniai lęšiai yra padaryti iš minkšto polimero ir minkštas polimeras yra linkęs atkartoti ragenos formą. Jeigu jinai labai gaubta viena meridiane ir plokščia kita meridiane, tai lęšis irgi įsikreips pagal ragenos paviršių. Ašarų sluoksnis tarp kontaktinių lęšio ragenos sudaro ašarų lęšiuką. Kietuose kontaktiniuose lęšiuose, kur lęšis nekeičia formos, šitas ašarų lęšiukas gali turėti reikšmingą optinę reikšmę, tačiau minkštuose kontaktiniuose lęšiai jokio optinio stiprumo dažniausiai jisai neturi. Dar kartą apie bazinę kreivę arba užpakalinės optinės zonos kreivumą, back optic zone radius. Tai jau, kaip minėjome, parenkama pagal keratometrijos duomenis ir taisyklė yra tokia, kad kontaktinio lęšio bazinė kreivė būna šiek tiek didesnė negu keratometrijos K matmuo. Tai, pavyzdžiui, jeigu ragenos keratometrija yra 7,6, tai kontaktinio lęšio kreivumas arba bazinė kreivė 8,4. Senais laikais prieš 20 metų taisyklė būdavo tokia, kad prie keratometrijos duomenų, tai yra rodmens K, reikia pridėti 1 mm ir toks imamas kontaktinis lęšis. Bet per tą 20 metų kontaktinių lęšių dizainas tiek pasikeitė, kad kiekvienam kontaktiniam lęšiui reiktų remtis konkretaus gamintojo, konkretaus pavadinimo kontaktinio lęšio parinkimo instrukcijomis arba parinkimo nurodymais. Bet bendra taisyklė yra tokia, kad prie akies keratometrijos duomenų reiktų pridėti iki 1 mm skaičių ir taip gauname kontaktinio lęšio bazinę kreivę. Bendrai paėmus iš praktikos, iki 7,8 keratometrija reikalauja mažesnės bazinės kreivės, o virš 7,8, 7,9 jau didesnės bazinės kreivės, jeigu mes galime rinktis to paties lęšių 2 bazinės kreivės. Pavyzdžiui, Night-Day kontaktinių lęšių nurodoma 2 bazinės kreivės. Viena yra 8,6 ir gaubtesnė 8,4. Tai bendra taisyklė yra tokia. Jeigu ragenos kreivumas yra 7,8, tai imama 8,4 bazinė kreivė, jeigu didesnė keratometrija, tada 8,6. Kai kurių gamintojų kontaktiniuose lęšiuose nenurodomos konkrečiai bazinės kreivės, galima pasirinkti kelis variantus. Tai gaubta angliškai steep, plokščia, flat arba vidutinė medium. Reikia tada žiūrėti gamintojo instrukcijas, ką jis rekomenduoja, ką reikšmiai, kokia kontaktinio lęšio BC. Dar yra svarbus dalykas apie bazinę kreivę, kad hidrogeliniam lęšiam buvo rekomendacijos parinkti lęšį truputį laisvesnį, kad jisai judėtų apie 1 mm ant akies, akiai mirksint, nes jau kaip atsimenat iš pirmų paskaitų, pro hidrogeliniams lęšiams labai svarbu, kad ašaros nuolat pasikeistų tarp kontaktinio lęšio ir ragenos paviršiaus, nes taip akis gauna deguonį ir maitinamąsias medžiagas. Dėl to hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai šiek tiek yra judresni.
Silikoniniams lęšiams tai jau nebėra svarbu, nes deguonis gerai praeina pro patį kontaktinio lęšio storį ir metabolizmo produktai ašarose tiek nesusikaupia. Todėl silikoninių lęšių rekomenduojamas mažesnis judėjimas ant akis, mažiau negu 1 mm. Aišku, vis tiek lęšis turi šiek tiek judėti ant akis, nes jeigu visai nejudrus, tai pasidarys ankšto lęšio sindromas. Bet bendra rekomendacija yra, kad silikoniniai lęšiai ant akis turėtų būti mažesni. Ir tada, jeigu abejojat, kurią kreivę rinktis, ar plokštesnė, ar gaubtesnė, dažnai patarimas yra rinktis gaubtesnę bazinę kreivę. Dar vienas svarbus parametras parenkant kontaktinį lęšį yra lęšio storis. Tai minkšti kontaktiniai lęšiai gaminami kuo plonesni, kuo tik leidžia dizainas ir dioptrius, kad būtų kuo didesnis deguonies pralaidumas. Tačiau tas plonumas turi ir trūkumų, nes labai plonus lęšius lengva suplėšti. Dažniausiai ploniausiai būna vienadieniai kontaktiniai lęšiai. Bet toks yra ir gamintojo tikslas, kad tie kontaktiniai lęšiai, jeigu yra vienadieniai, kad greičiau suplyštų, kad juos negalėtų žmonės nešioti savaitę, nes jų yra ir indikacijos nešiojimo 1 diena. Taip pat, kuo plonesnis lęšis, tuo naujokui kontaktinių lęšių nešiotojų yra sunkiau įsidėti. Naujokams geriau rinkti šiek tiek standesnius ir storesnius kontaktinius lęšius, nes jiems taip lengviau išmokti. Taigi, parengtas kontaktinis lęšis turi būti toks. Lęšis turi pilnai padengti rageną ir dar skleros nuo 1 iki 2 mm. Kontaktinių lęšių gaubtumas arba bazinė kreivė turi tikti ragenos gaubtumui, taigi lęšis turi būti nei labai paslankus, nei per daug prilipęs. Ir lęšio stiprumas turi būti tinkamai parinktas, kad žmogus gerai matytų. Kai parenkat kontaktinį lęšį, po to reiktų pacientui palaukti, kad kontaktinis lęšis nusėstų ant akis 15 minučių. Maždaug per 15 minučių lęšis jau mirksint gerai prisitaiko prie akies formos. Tai ypač svarbu, jeigu parenkam sudėtingus kontaktinius lęšius, storinius, progresinius ir panašiai. Jeigu parenkinėjam paprastus sferinius kontaktinius lęšius, tai didelio nusėdimo čia nereikia laukti. Kai lęšis nusėdo ant akies, jau po 15 minučių, tada vėl patikriname, kiek pacientas mato, kaip lęšis sėdi ant ragenos, koks jisai yra paslankus. Jeigu kažkas netinka, turim pakeisti lęšio parametrus. Įvertinant kontaktinių lęšių sėdėjimą ant akis labai svarbus taip vadinam pastumimo arba push-up testas. Tai per voką uždedamas pirštas ant voko krašto ir lęšis yra pastumiamas nuo ragenos šiek tiek į viršų ir žiūrim, kaip lengvai jisai grįžta į savo pirminę padėtį. Jeigu pastumus per voką kontaktinį lęšį jisai lengvai nuslysta į viršų ir ilgai negrįžta į savo padėtį, reiškia, arba labai lengvai stumdus, tai reiškia, tas kontaktinis lęšis yra per daug paslankus ir tada reiktų dar paprašyti, kad žmogus pažiūrėtų į viršų ir jeigu tas lęšis slankiojosi per limbo kraštą, tai reiškia, kad tokiu lęšiu negalime žmogui duoti, nes per paslankus lęšis nuolat dirgins limbą ir žmogui bus negerai. Jis nuolat jaus diskomfortą. Kita atvirkščia būklė yra, kai lęšis pastumiant labai mažai pajuda arba beveik visai nepajuda nuo ragenos, tada jis yra per ankštas. Taigi, su plyšinė lempa žiūrime, kaip kontaktinis lęšis guli ant ragenos. Pirmiausia, ar jisai nenusmunka, tai liepiam žmogui pasidairyti į kairę ir į dešinę, į viršų žemyn ir žiūrim, ar akiai judant lęšis nenuklysta nuo ragenos, nes tarkim, jeigu lęšis per judrus, akis juda ir lęšis gali šiek tiek atsilikti. Tada reikia daryti lęšio parinkimą ankštesnį. Taip pat žiūrime, ar diametro užtenka, ar pilnai padengia rageną ir pilnai padengia dar skleros 1-2 mm. Atliekamas push-up testas, normalus judėjimas nuo pusės iki 1 mm. Silikoniniams lęšiams užtenka 0,5 mm, hidrogeliniams lęšiams būtinas 1 mm mirksint. Taip pat įvertiname, ar žmogus stabiliai mato, nes tarkim, jeigu matymo kokybė priklauso nuo mirksnio, irgi gali būti, kad lęšio paslankumas yra neteisingas. Dar kartą apie push-up testą, tai yra patikimas gero parinkimo rodiklis.
ir lęšis pastūmus jį turi lengvai pasislinkti ir grįžti lengvai į pradinę padėtį. Šiek tiek gerai parinktas lęšis šiek tiek pasislenka į viršų trumpam, šiek tiek užsilaiko ir palengva grįžta į pradinę poziciją. Jeigu kontaktinis lęšis yra per gaubtas, per ankštas, atliekam pastūmimo testą ir lęšis nejuda arba labai mažai juda, mažiau negu 0,5 milimetro, tada mums reikia daryti korekcijas kontaktinio lęšio parametruose. Parinkti didesnės bazinės kreivės arba mažesnio diametro kontaktinį lęšį. Jeigu lęšis per daug paslankus, labai daug juda ir tarkim čia jau pasiekė limbo kraštą bejudėdamas, bus nepatogus lęšis, pažiūrės aukštyn kontaktinis lęšis smunka, tada reikia padidinti lęšio diametrą ir sumažinti bazinę kreivę. Koks geresnis laisvas ar ankštas kontaktinio lęšio parinkimas arba sėdėjimas ant akies? Tai jeigu yra laisvas kontaktinio lęšio sėdėjimas, tai greičiau sugrįžta į savo padėtį, bet mažiau stabilus, o jeigu ankštas, geresnė stabilizacija, bet sunkesnis sugrįžimas. Vidutinis per tarpą yra geriausias. Ir čia, ko gero, svarbiausia skaidrė šitoj paskaitoj, kad kontaktinio lęšio paslankumas, ar jis yra per laisvas ar per gaubtas, priklauso nuo lęšio diametro ir bazinės kreivės. Reikia atsiminti 2 pagrindinės loginės taisyklės. Kuo lęšio diametras didesnis, tuo kontaktinis lęšis yra mažiau paslankus. Galima atsiminti taip, kad kuo didesnis diametras, tuo didesnis bliūdas iš kontaktinio lęšio gaunasi ir tuo jisai labiau prilimpa prie ragenos, tuo darosi stabilesnis. Taigi, jeigu mums lęšis yra per ankštas, mums tą bliūdo gylį reikia mažinti, tai reikia mažinti diametrą. O jeigu lęšis yra per daug paslankus, reikia didinti bliūdą, didinti diametrą. Taip gal geriau atsiminsit. Kitas būdas – keisti bazinę kreivę. Kuo didesnė bazinė kreivė, tuo lęšis yra labiau paslankus. Kuo plokštesnis lęšis, tuo lęšis labiau paslankus. Tai tarkim, jeigu lęšis yra per daug paslankus, mums reikia imti lęšį gaubtesnį su mažesnė bazinė kreivė, o jeigu lęšis yra per ankštas, mums reikia bazinę kreivę didinti, tai ir imti plokštesnį kontaktinį lęšį. Šitas taisyklės turit atsiminti. Dažniausiai vieno gamintojo konkretus kontaktinis lęšis, konkretus brandas neturi tiek daug pasirinkimų. Tai reiškia, jeigu yra kažkokie ypatingi akies parametrai ir standartiniai parametrai, bazinė kreivė ir diametras netinka, jūs turite eiti per gamintojų katalogus ir ieškoti tokio lęšio, kur rasite tinkamą bazinę kreivę ir tinkamą diametrą ir tinkamą jų komplektą viename brande, viename kontaktinio lęšio variante. Toliau, teisingai parinkus kontaktinį lęšį, jau jis pažiūrėjom teisingai sėdant akis, dar mums svarbu pasitikslinti dioptris ir tada atliekama taip vadinama refrakcija per kontaktinį lęšį arba angliškai vadinama over refraction. Ir tas patikslinimas gali būti reikalingas, ypač kai dirbame su didelėmis dioptrijomis. Jeigu ten lęšis -1, -2, tai galbūt to ir nereikia. Bet jeigu dirbat su -10, -15, tai galbūt ir reikia pasitikslinti. Jūs parenkat kontaktinį lęšį, konkretaus stiprumo, kokio jums atrodė, kad reikia. Tada pažiūrit, kiek pacientas mato ir dar per kontaktinius lęšius uždedat -0,5, -1 ar +0, +1 ir pažiūrit, kaip keičiasi nuo to matymas. Praktikoje tą galima daryti ir daug paprasčiau. Pavyzdžiui, ateina jau nuolatinis kontaktinių lęšių nešiotojas, jis ateina į kabinetą pas jūs jau su kontaktiniais lęšiais ir tada patikslinti kontaktinių lęšių stiprumą yra paprasčiau per jau nešiojamus kontaktinius lęšius, negu nuėmus kontaktinius lęšius ir vėl parenkant pradžiai akinius, po to kontaktinius lęšius. Aš darau dažniausiai taip, jeigu žmogus ateina su kontaktiniais lęšiais, aš per kontaktinius lęšius darausi refrakciją
ir matau, kokia refrakcija per kontaktinius lęšius. Jeigu muša minusą, tada žinau, kad kontaktiniai lęšiai yra per silpni, jeigu muša pliusą, tada kontaktiniai lęšiai per stiprus. Ant žmogaus veido su kontaktiniais lęšiais deduosiu bandomąjį rėmelį ir tada šiek tiek pakoreguoju, kiek reikia ten, ar 1/4 dioptrijos, ar 1/2 dioptrijos ir taip gauname. Tas ypač svarbu didelėse dioptrijose, kai dirbame su dideliais minusais. Taigi, minkštieji kontaktiniai lęšiai turi užtikrinti akyje pusiausvyrą, turi užtikrinti gerą regėjimą ir kad nepagadintume sveiko akies paviršius. Taip pat turime naudoti kontaktinių lęšių priežiūros produktus, kontaktinių lęšių valymui ir dezinfekavimui, ir jie taip pat turi mums nesugadinti akies paviršiaus sveikatos. Sekantis žingsnis, kai jūs jau parinkot kontaktinių lęšių visus parametrus, stiprumus, pacientam reikia paaiškinti apie veiksmus būtinus sėkmingam kontaktinių lęšių nešiojimui. Tas yra labai svarbus etapas. Negalima vien parduoti ir išrašyti kontaktinių lęšių receptą. Iš jūsų kabineto, iš optikos turi visada išeiti kontaktinių lęšių nešiotojas, parengtas, kaip tos kontaktinius lęšius nešioti, kaip juos prižiūrėti ir kokios komplikacijos gali kilti. Tai turint naują kontaktinį lęšiotoją, pirmiausia parenkam, paskui apmokom ir dar būtų sveika, ypač optometrininkam, kurie nėra perkrauti labai dideliu darbo krūviu, pasikviesti pacientą pasirodyti po kelių dienų, pažiūrėti, kaip tas kontaktinis lęšis sėdi ant akies, po kurio laiko. Kaip jau minėjau, paciento apmokymas yra būtinas. Ypač turi suprasti pacientas pavojų, kad jeigu blogai nešios ir prižiūrės kontaktinius lęšius, tai gali atsirasti komplikacijų, kurios gresia aklumu. Taip pat turi žinoti, kokią lęšių rūšį jisai nešioja, kaip įsidėti, kaip išimti, kiek tas lęšis yra skirtas kuriam laikui, kada jį reikia išmesti, kaip dažnai jam reikia pasitikrinti regėjimą. Ir būtinai visada duokite kokias rašytinės spausdintas instrukcijas, nes tuo metu pacientas jaučia stresą, jam viskas nauja ir parėjęs namo mažai ką atsimena. Taigi, įsidėjimas ir išsėmimas. Turit pacientui pasakyti, kad nusiplautų, nuskalautų rankas, nusausintų prieš įsidedant, išsėmat kontaktinius lęšius, tai visada yra pati pagrindinė taisyklė plauti rankas. Toliau turite išmokinti pacientą atskirti, kada lęšis yra išvirkščias, kada neišvirkščias. Tai čia, žinot, teisingai yra bliūdelis, o neteisingas išvirkščias lėkštelė. Atsiprašau, bliūdelis nelietuviškas žodis, bet čia labai tinka. Ko gali daryti ir nedaryti pacientas? Patarkite lęšius dėti visada ant tos pačios akis, tai kad būtų vienas dešinys ir vienas kairys lęšis, nes jeigu kokia infekcija kils vienoje akyje, tai jinai nepersimės į kitą akį, jeigu pacientas nekaitalios lęšių tarp akių. Kosmetiką dažytis tik po kontaktinių lęšių įsidėjimo, o makiažą valyti išsiėmus kontaktinius lęšius. Konteineriai, tuščią konteinerį, kai kontaktiniai lęšiai atsiduria ant akių, konteinerį reikia išpilti, praplauti ir nusausinti ir laikyti atvirą sausai. Nes jeigu drėgna uždaryta laikys visą dieną, tai jame gali prisiveisti mikrobų kaip šiltnamyje. Reikia pacientą perspėti, kad jeigu akys yra paraudusios ar skauda ar mato neryškų vaizdą, kontaktinio lęšio ant akių negalima dėtis. Pirmas veiksmas atsiradus tokiems simptomams turi būti pacientui paaiškinta, kad reikia išsimti kontaktinius lęšius, bent jau iš tos akies, kurioje atsirado simptomai, kitoj akyje gali būti kontaktinis lęšis, kad žmogus galėtų atvairuoti iki gydytojo, kol gaus konsultaciją. Bet toje akyje, kurioje atsirado simptomai, kontaktinių lęšių reikia nenešioti, mikliai jį išimti ir kuo skubiau pasimatyti su akių ligų gydytoju. Vienas svarbiausių klausimų yra baseinas ir maudymasis ežeruose ar jūrose. Su kontaktiniais lęšiais galima plaukioti baseine arba jūroje ir ežere, tačiau pagrindinė taisyklė yra tokia, kad po maudynių
Kontaktinis lęšis turi būti išimtas iš akies ir gerai išdezinfekuotas. Jokių būdų negalima paplaukiojus vandenyje toliau miegoti su kontaktiniu lęšiu. Ir taip nutinka kiekvieną vasarą, jaunuoliai išvažiuoja į žygius, maudosi, gyvena palapinėse, neturi kur susitvarkyti kontaktinių lęšių ir tada grįžta į žygius su sunkiom bakterinėm infekcijom, dažniausiai būna pseudomoninės infekcijos, o pats blogiausias variantas yra amebinė komplikacija, bet apie tai kitoje paskaitoje. Dar dažnai pacientai klausia, ar gali kontaktiniai lęšiai pradingti akyje. O anksčiau minėjau, kad junginės maišelis yra uždaras ir kontaktinis lęšis, jeigu jisai nuslysta nuo ragenos, jisai dažniausiai pasislepia junginės skliaute po viršutiniu voku. Tada reikia išversti voką, nuskausminti akį alkainu ir ausų krapštuku tiesiog prabraukti viršutinio voko skliautą. Ir tokiu būdu jūs rasite kur nors pasislėpusi tą kontaktinį lęšį. Su pacientu būtinai turite aptarti, kokie yra normalūs pojūčiai su kontaktiniu lęšiu ir kokie nenormalūs, tai skausmas, raudonumas, blogas matymas. Būtinai pasakyti, kur ir pas ką kreiptis, jeigu iškilo problemos. Tai dažniausiai didesniuose miestuose, tai net ir šeštadieniais, sekmadieniais yra optikos, kuriuose yra specialistai. Tačiau jeigu tai yra koks tai šventinis periodas ir akys nešiojant kontaktinius lęšius paraudo, skauda, situacija darosi rimta, tai žmogus turi kreiptis į budinčius akių traumų punktus, kur visą parą budi gydytojai ir jie suteiks skubę pagalbą. Negalima naujo kontaktinių lęšių nešiotojų paciento išleisti į namus, pilnai neįsitikinus, kad jis viską suprato ir išmoko apie kontaktinius lęšius. Ir kaip sakiau, būtinai duokite rašytinės spausdintas instrukcijas, kad žmogus galėtų dar namie savo ramiai persiskaityti, arba jeigu jam nesiseka kažkuris veiksmas, kad jisai galėtų dar kartą paskaityti ir pakartoti teisingai veiksmus iš naujo. Jeigu parenkate kontaktinius lęšius vaikams, visada svarbu, kad dalyvautų ir tėvai ir kad jie irgi turėtų supratimą apie kontaktinius lęšius. Ir jeigu reikia, tėvai gali pakontroliuoti vaikus, ar jie teisingai viską atlieka taip, kaip patarė gydytojas ar optometrininkas. Tai tiek apie kontaktinių lęšių parinkimą. Sėkmės!